Okay, let's have a word of prayer. Pradėkim nuo maldos. So Lord, we ask you to bless this time. Viešpatie, prašom palaimink dabar šitą laiką. Bless your word and Palaimink savo žodį. give us understanding through your Holy Spirit's Duok anointing, mums supratimą per savo šventos dvasios patepimą, your power to help us to understand, per savo jėgą iš tikrųjų, savo jėgą padėk, galim mus to suprasti, understand your truth with love. kad mes suprastumėm tavo tiesą ir meilę. We want to Su speak the meile. truth with love. Ir mes norime dalintis tiesą su meile. So bless now in Jesus' name, amen. Ir palaimink dabar Jėzaus vardu. Amen. All right, so last week we talked about a few different things. We ended with 1 John chapter 3. Praeitą savaitę užbaigėm pirmame Jono laiške, trečiame skyriuje, Where it says, verse 20, 20 eilutėj. if our heart condemns us, if your heart condemns you, God is greater than our heart and knows all things. Ten sako, jeigu širdis mus smerkia, Dievas didesnis už mūsų širdį ir žino viską. And then verse 21 says that if our heart does not condemn us, Ir 21 eilutė sako, bet jeigu širdis mūsų nesmerkia, then we have confidence in God. mes pasitikime Dievu. And then it goes on, we finish with verse 23, that Ir 23 eilutė, kur užbaigėm praeitą kartą. what is the commandment of God it's to believe in His Son, Jesus Christ. Sako, jo įsakymas yra, kad mes tikėtumėm jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą. And the second is like unto it, to love thy neighbor as thyself. O kitas įsakymas yra mylėk savo artimą kaip save patį. So that gives us an indication that the first command is talking about loving God with all our heart and soul and mind and strength. Ir pirmas yra įsakymas mylėk Dievą visą savo širdimi, siela, protu ir jėgomis. Right, so how do we love God, the Father, by believing in His Son, Jesus Christ. O kaip mes mylime Dievą Tėvą tikėdami jo sūnumi, Jėzumi Kristumi, tikėdami jo vardą. And this is very practical. Ir tai yra labai praktiška. And the other thing I wanted to correct, I was rambling a little bit, I'm sorry, and I mentioned Romans 12:19, Ten and praeitą kartą gal iki galo nepavyko aiškiai pasakyti, ką norėjau, ir aš paminėjau Romiečiams 12:19, 12-19. and it didn't come back to it. I want to wrap it up now. Ir paskui paminėjau tą eilutę ir kažkaip nebesugrįžau prie jos ir gal dėl to šiandien norėčiau užbaigti. Before I forget, because it's a very important principle. Nes ten yra labai svarbus vienas principas. And this relates to forgiveness, and where do we find the power to forgive? Ir iš tikrųjų tai eilutė susijusi su atleidimu ir iš kur mes galime gauti jėgų atleisti. Right, the context of the only verse in the Old Testament that talks about loving your neighbor as yourself is to have no vengeance, to not be vengeful. Nes vienintelė eilutė, kuri kalba iš tikrųjų, kad apie atleidimą Senajame testamente, kad nekeršykite patys, nes jo yra kerštas, nekeršykite. Right. So we think of loving our neighbor more of like, like the Good Samaritan helping someone who's been beaten up on the street, or helping a grandmother to cross the street. Ir dažnai mes galvom, kad meilė tai yra kaip tas gerasis samarietis, kuris padėjo sumuštam žmogui, ir be mūsų dienomis, jeigu mes kažkaip padedam močiutei gatvę pereiti, tai mes taip parodo meilę. But actually the context of loving your neighbor as yourself, the only time it's mentioned in the Old Testament is to forgive our brother or sister and to not have vengeance. Bet Senajame testamente tas kontekstas yra atleidimas, kad iš tikrųjų nekeršykite vieni kitiems. All right, so how does that relate to Romans 12:19? O kaip tai susiję su Romiečiams 12-19? Well, let's hear that verse one more time. Gal tada dar kartą pažiūrėkime tą eilutę. Romans 12:19. Romiečiams 12-19. You should all know it by heart. Ir aišku, turėtume mintinai mokėti tą eilutę. And that's why I'm not even going to open my Bible. Ir aš man net nereikia atsiversti savo Bibliją. I'm going to go just say it, but because it should be so close to us.
I think, vengeance is mine, saith the Lord. I will repay, saith the Lord. I'm sorry. Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Right? What does it say in Kerštas yra Lithuanian? mano, aš atsilyginsiu, sako viešpats. Right, so yeah. Aš Right, so pasakiau. I think we get it. It's not, Man atrodo it's not that teisingai. hard to translate. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta. Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako viešpats. Yeah, so leave place for wrath. Don't. Vengeance is mine, say the Lord, which means we don't have to think about how we're going to get vengeance, avenge Ir mes Those neturim who have galvoti, kaip mes atkeršysime trespassed against us. tiems, kurie nusikalto prieš mus. And so what's special about this verse? It's a good example of a verse that if we believe it, it's going to cost us something. Ir kodėl šitą eilutę ypatinga, ir čia yra viena iš tokių eilučių, kuriomis jeigu mes tikime, tai mums kažką tai kainuos. Which means it's very practical. Ir reiškia, tai yra labai praktiška. The next time I am tempted to seek vengeance, Kitą kartą, kai norėsiu kažkaip keršyti, I just simply turn to Romans 12:19 and I'm reminded that vengeance is the Lord's. He will get revenge in His timing, and so I don't have to worry about it. aš galėsiu įsiversti romiečiams šitą eilutę 12-19 ir prisiminti, kad iš tikrųjų kerštas yra viešpatės ir jisai atlygins. All right, so this is when it's really hard to say I forgive you because the person has not even said they're sorry yet. They haven't even acknowledged that they've done anything wrong. Ir aišku, sunkiausia yra atleisti, kai žmogus, net, kuris nusikalto prieš mus, neprisipažįsta, kad jisai kažką netaip padarė. So, yeah, this is just one argument, but I think it's one of the most practical arguments for how we can find power to forgive. Tai iš kur tada mes galime rasti jėgų atleisti. Because again, we can do this, it seems like we can do this in the flesh, trusting in God in the flesh, if that's possible. Ir ar įmanoma tai daryti kažkaip kūniškai, pavyzdžiui, pasitikėti Dievu kūniškai. Is it possible to say, okay, I'm not going to seek vengeance, I'm going to trust in the Lord that He's going to get vengeance and do that in the flesh? Ar yra įmanoma sakyti, gerai, aš nekeršysiu, aš pasitikėsiu, kad kerštas yra viešpatės ir taip kalbėti kūniškai. I imagine it's possible. Aš įsivaizduoju, kad tai įmanoma. But it's not biblical. You won't find an example of someone who trusted in the Lord with the wrong motivation. Bet kažkaip Biblijoje nematom tų pavyzdžių, kad kažkas pasitikėtų Dievu su neteisinga motivacija. Didn't say that we had to necessarily do it with all our emotion. It's just simply trusting in God. Like, okay, I'm not going to seek vengeance. I'm going to believe that God is going to get vengeance. Ir niekur taip pat nesako, kad mes turim kažkaip tai iš tikrųjų pasitikėti Dievu su visom savo emocijom, bet mes tiesiog taip tarsi padarėm tokį sprendimą, kad aš pasitikėsiu Dievu, nes jo yra kerštas. Nothing to do with my emotions, my feelings. Tai I have nesusijęs to su work up some kind of feeling. emocijomis ar jausmais, kad aš kažkaip turiu susikurti kažkokius jausmus. Work up some kind of feeling of love for that Arba person. kažkaip tarsi išprovokuoti, kad tikrai mylėčiau tą žmogų save. No, but we can believe that if we take that step of faith in obedience to trust that verse, then the Holy Spirit has a place to move in us and to do a miracle. Ir mes tiesiog tikim, kad jeigu mes paklusnumu žengiam tą žingsnį pasitikėjimą, tai iš tikrųjų šventoji dvasia jinai ir įgalins mus. Right? There are other very good verses like Ephesians 4:32 we mentioned. Efeziečiams 4:32 mes irgi minėjom tą eilutę. Forgive one another as I have forgiven you. Sako, atleiskite vienas kitam taip, kaip aš jums atleidau. Right? And also from the other point, when it's our turn to confess our sin or to say we're sorry, we can go to 1 John 1:9, say, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Ir kai mes esam kalti, tai mes tada einame prie 1 Jono 1,
1 Jono 1:9. 1:9, kad jeigu mes išpažįstame savo kaltes, jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mūsų nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedarybių. So yeah, so that's all I wanted to. I just wanted to wrap that up about forgiveness, because it's always important and good to keep coming back to forgiveness and repentance Ir and čia gal confession. tiek užbaigti tą atleidimo temą iš praeitos savaitės. Ir iš tikrųjų nebus per daug. Vėl ir vėl mums reikia sugrįžti prie atleidimo, prie atgailos, prie išpažinimo. One brother even wrote on our page from last week's message. You can see it that they believe, former Greater Grace pastor, they believe that 1 John 1:9 is only talking about confessing your sin unto salvation. Ir vienas brolis komentarą tokį parašė, kad jisai tikė asmeniškai, kad tai eilutė 1 Jono 1:9 kalba apie tą išpažinimą, kuris veda išgelbėjimą, kai mes pirmą kartą išpažįstam savo tas nuodėmes. It inspired me, motivated me to think about Ir that. ta jo mintis iš tikrųjų motivavo mane toliau mąstyti apie tai. And then, yes, I know that there are some Christian leaders that say that we don't need to confess our sins because they've already been forgiven once and for all, finished work. Ir aš žinau, kad yra lyderių tarp krikščionių, kurie sako, kad mums dabar jau nebereikia kaip tikintiems išpažinti savo nuodėmių, nes visos jau nuodėmės yra atleistos ir apmokėtos. So you see, just about every Christian will say that they believe in the finished work, but they apply it in different ways. Ir jie vadina tai atliktų darbų ir dauguma krikščionių sakytų, kad jie tiki atliktų darbų, bet visi gal skirtingai supranta, kaip tai veikia. Nobody can deny, no Christian will say, no, John 19:30 doesn't really say it is finished, the tetelestai of Jesus on the cross. Nes kas gali paneigti tą eilutę Jono 19:30, 30, yeah. kur Jėzus pasakė atlikta, ir tas graikų kalboje žodis tetelestai, atliktas darbas. So everyone agrees and believes that that's in the Bible, and that's what Jesus said on the cross, it is finished. Tai yra paskutiniai tie Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus, ir jisai pasakė atlikta. But if we put all our chairs in a circle and everyone, 12 different people give their version of how they understand that, you get 12 different points of view of how to apply it is finished. Bet jeigu aplink stalą susės su 12 iš skirtingų bendruomenių krikščionių, gal jie visi turėtų skirtingą supratimą, kaip mes pritaikome tos Jėzaus žodžius atlikta. So, yeah, okay, so it's good to be aware that there in evangelical circles, yes, there are those who believe in this, what they call hyper grace or the greatest grace, where we don't need to, confess our sins, they've all been forgiven. Ir yra tie mokymai, kur iš tikrųjų moko, kad mums nebereikia išpažinti mūsų nuodėmių, nes viskas jau yra atleista. So yeah, we have to, how do we answer that now? Yes, so Ir koks mūsų atsakymas būtų dėl to? So it's an overlap. There is something that God has forgiven us when we first believe and receive Him as our Savior. We are forgiven once and for all. Yes. Ir atsakymas yra, kad nėra viskas vienam lygmenį, yra tokie kaip skirtingi sluoksniai, ne? Ir pirmas lygmuo yra, kad taip, Dievas iš tikrųjų viską apmokėjo ir viską mums atleido. Well, we as evangelical Christians, we believe there was that day when we received Christ, where we got saved. Ir buvo ta diena, mes taip tikim, kai mes iš tikrųjų priėmėm Kristų ir buvom išgelbėti. We became born again. Ir mes vadinam tai gimimu iš naujo. Right? We received the gospel. We believed Mes unto priėmėm Jesus. Evangeliją ir patikėjome Jėzumi. And we believe that God gave us the gift of eternal life. Ir mes patikėjome, kad Dievas davė mums amžino gyvenimo dovaną. Like Romans 6:23, very good Romiečiams verse. 6:23 labai gerai eilutė. The wages of sin is death, Atlygis už nuodėmę yra mirtis, but the gift of God is eternal life bet Dievo dovana yra amžinas gyvenimas. through Jesus Christ our Per Lord. Jėzų Kristų mūsų viešpatę. Yeah, so okay. But we're even today in church today, the young man, he's only a senior in high school and he was leading the service.
Interesting. Half our congregation are high school students. Ir mes čia esam tokia labai ypatinga bendruomenė ir pusė bendruomenės yra mokiniai iš tikrųjų šitos krikščioniškos mokyklos. And he's the class president also, by the way, the senior class president. Pamaldas šiandien vedė toks iš tikrųjų abiturientas, sakytumėm, jau jisai prezidentas yra mokyklos. His father's mother here also. Father works in the school and they live down the street here in Convent. Tėvai irgi aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, dirba iš tikrųjų, jie čia netoli gyvena Kandern. So part of our liturgy of our church is that every week we have a time of confessing our sins privately before God. Ir mes iš tikrųjų turim tokią kaip bažnyčios liturgiją, dalis yra, kad kiekvieną sekmadienį mes asmeniškai yra skirtas tas laikas, kai mes tyliai išpažįstam Viešpačiui savo nuodėmes. And so he mentioned that verse, 1 John 1:9, let us now confess our sins, as it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Ir šiandien prieš maldą tas jaunuolis ir paminėjo tą eilutę 1 Jono 1:9, kad jeigu mes išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mūsų nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. So so this, as Greater Grace believers, we certainly believe in this. As repentance, it's a fruit of the Holy Spirit. Once you have the Holy Spirit, you can repent of sins daily. We daily repent Ir of mes sins. iš tikrųjų didesnės malonės bažnyčiai tikim, kad atgaila yra šventosios dvasios vaisius. Ir jeigu mes turim šventąją dvasią, tai mes galime atgailauti kiekvieną dieną už savo And nuodėmes. this is part of what we call the sanctification process. We're being sanctified Bet daily. tai iš tikrųjų Dievas kiekvieną dieną mus pašventina. Mes esame tame Made pašventinimo holy. procese arba kelyje. We're being conformed unto Dievas the image keičia of mus Christ. į Kristaus atvaizdą. Yes, we were forgiven once and for all, and that's talking about our justification. Taip, mes turim tą išteisinimą, kai mums buvo atleista vieną kartą visiems We're laikams. justified once and for all. Okay, again, Tas I know išteisinimas yra vieną kartą visiems laikams. not all Christians like to divide justification from sanctification. Ir aišku, kiti krikščionys net neskirsto, kad va čia yra išteisinimas, o čia yra pašventinimas. Jiems viskas kaip viena Maybe yra. we'll have to take that on as a whole message next week. Gal kitą savaitę visą galėsim būtent apie tai kalbėti, visą pamokslą. But yes, we believe that repentance, like the Puritans did, they repented every day. Pastor Robinson told the Mayflower Pilgrims, and don't forget to go to God daily in repentance. Bet daug iš tikrųjų krikščionių tiki tą kasdienį išpažintimi. Ir, pavyzdžiui, piligrimai, krikščionys, kurie iškeliavo į Ameriką, išleisdamas jos pastorius, jiems taip pasakė, kad iš tikrųjų nepamirškite kiekvieną dieną atgailauti. Right? And they did this as their daily bread. Give us this day our daily bread. They believe that is like repentance every day is their daily bread. Jiems atgaila buvo kaip kasdienė duona, kaip mes tai maldoje meldžiamės, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Yeah, interesting. And why? To protect from disease and storms and Indian attacks. Ir jie tikėjo, kad tai kasdienė atgaila apsaugos juos nuo audrų, nuo tų išpolių, indėnų, nuo bado. And even with that, we know that according to the historical record, most of them were dead by the end of the year. Bet nepaisant tos jų kasdienės atgailos, dauguma iš jų vis dėlto mirė. And only the survivors lived to experience the next year's Thanksgiving Day in November, where they were saved by the Indians. What Indian tribe was there? Native Indian tribes. Anyway, Sasquatch was the leader there. Likutis iš tikrųjų išgyveno ir būtent jie pradėjo kartu su indėnais, kurie atėjo jiem į pagalbą, pirmą kartą šventė tą padėkos dieną. So we pray and we repent and confess for our own protection and safety. Ir mes meldžiamės ir išpažįstam savo nuodėmes dėl savo pačių labų ir saugumo. That we be set free and Ir taip pat dėl to, kad būtumėm laisvi. The power of sin.
kad mes meldžiamės, kad Dievas išlaisvintų mus kiekvieną dieną iš nuodėmės galios. And God gives us a provision through His grace to come boldly before His throne of grace daily, to receive grace and to obtain mercy and to help in time of need. Ir per Dievo malonę mes galime kiekvieną dieną drąsiai bėgti prie malonės sosto, kad priimtumėm pagalbą ir malonę reikiamų metu. So, in closing, I want to read one new verse that we didn't hear last week. Pabaigai norėčiau pridėti vieną naują eilutę, kurios praeitą kartą neskaitėm. This is from Luke chapter 6. Ir čia bus iš Luko 6 skyrius. I'm going through the whole New Testament now Aš dabar iš naujo skaitau Naują Testamentą. to write down a list of all the verses that I have memorized or should memorize. Ir ieškau eilučių, kurias turėjau išmokti mintinai arba mokėjau arba At one time I did know it, maybe, yeah. But this is from Luke 6:22 Ir and tai eilutė 23. bus Luko 6, 22 ir 23. I'm sure you haven't heard it in the last couple of weeks. Gal jau negirdėjot porą savaičių tų eilučių. It says, "Blessed are you when men shall hate you, and when they shall separate you from their company." Sako, palaiminti jūs, kai žmonės jūsų nekęs, kai jūs atskirs, šmeiš ir atmes jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. All right, so again, this is a very practical verse. Ir čia yra labai praktiškai eilutė. It's going to cost something to believe in this. Bet jeigu tai praktiška, tai reiškia, kad kainuos kažką, kad tikėti šitą eilutę. Right? Remember last week we talked about what difference does it make if we believe the Trinity are three persons in one God, or one God in three persons, or three personas? It really doesn't matter. Praeitą savaitę mes kalbėjom, ar daug ką keičia, jeigu mes kaip mes tikim apie trejybę. Did God create in 6 days or 13.8 billion years? It's not going to change anything about the quality of our life. Ar pakeičia mūsų gyvenimus, tai kaip mes tikime dėl sukūrimo, ar ten per 6 milijardus metų, ar per 6 dienas sukūrė. Is the soul mortal or immortal? The natural state of the soul is immortal. It doesn't matter, really. It's not going to help me to forgive someone. Ir mums padės atleisti tie teologiniai klausimai. Yeah, about is the soul mortal or immortal? Tai daug keičia. Kaip sakyti lietuviškai? Siela mirtinga, Mirtinga, nemirtinga. Yeah, okay. Yeah, so some people believe that the eternal life is a gift, like we read in Romans 6:23, the gift of eternal life. Mes Biblijoje skaitom apie amžino gyvenimo dovaną. I read in my Bible that man is mortal, only God is immortal. Ir Biblija sako, tik Dievas yra nemirtingas, o žmogus yra mirtingas. So, any questions? Any problem with that? I mean, that's what the Bible says. So, does it really matter? Yeah. Ir ar tai iš tikrųjų taip svarbu, kaip mes tikim dėl tų teologinių dalykų. But here in Luke 6 is a very practical Bet čia Luko verse. 6 skyriuje labai iš tikrųjų praktiškai eilutė. How many of you have been hated by someone? Nes kas nėra patyręs neapykantos. Well, blessed are you when men shall hate you. Ir štai eilutė sako, palaiminti jūs, kai žmonės jūsų nekęs. But what's the catch is that hopefully they don't hate us because we are bothering them or troubling them in some obnoxious way. Ir čia nekalba apie tokią neapykantą, kai mes kažką netaip darome. So let's wait for it. Let's go through the verse and wait for the end. It explains very clearly. Bet pažiūrėkime, apie ką čia kalba štai eilutė. So blessed are you when men shall hate you. Palaiminti jūs, kai žmonės jūsų nekęs. And when they shall separate you from their company. Kai jūs atskirs. How many of you have been separated from someone's company this week? Kas iš jūsų esat patyrę atskirimą, kai jūsų kažkaip nepriima į bendriją. You know, company, like fellowship. No, I'm not talking about IBM or... Lietuviškai nėra ta bendrija. Okay, yeah, in Lithuania it's more clear. From fellowship. Yeah, they say, no, we're not fellowshipping with you. Sorry. Kai žmonės sakys, ne, mes nenorim su tavim bendrauti. Oh, okay, well then I think I'll just go and rejoice Bet sakant, eilutė mus kviečia tada džiaukitės tą dieną. that I am blessed because someone is
separating me from their company. Jeigu kažkas nepriema mūsų bendrystę, sako, džiaukitės. The third thing, when they shall reproach you, reproach, Arba kai how's that jūs Lithuanian? šmeiš. Yeah, shmeish, right? Šmeiš. Yeah, Speak like bad slander, things, when they yeah. slander you. Okay, number 4. Ir ketvirtas dalykas čia. When else are we blessed? When they cast out our name as evil. Atmes jūsų vardą kaip blogą. Wow, if someone says, oh, Andy Valai, that's an evil name. He is evil. Jau So- kažkas apkaltins mane, kad mano Well, vardas blogas. well, then I'm blessed. I must be blessed because the Bible says I'm blessed. Tai prasme, ne vardas blogas, bet aš pats blogas. Ir tuomet aš esu palaimintas. So for all these 4 things, now the end of the sentence ends this way. It says, for Bet the čia, sako, Son of Man's sake, for Jesus' sake. bet čia viską užbaigia, kad jeigu taip darys dėl žmogaus sūnaus vardo. If for Jesus' sake, all these 4 things are curses are thrown against me, Bus mūsų gyvenime dėl Jėzaus vardo, tik tuomet bus tas palaiminimas. I can say I am blessed. Tuomet mes busim palaiminti. And verse 23 says even Ir more. 23 eilutė sako, netgi dar daugiau. It says to rejoice in that day. Džiaukitės tą dieną. Okay, so see where it's going to cost us. When someone curses us in 4 different ways, and now we have to start rejoicing. Kažkas mus atstumia ir mes esam kviečiami džiaugtis. That's not going to be so easy, but if we do it, I think the Holy Spirit's going to give us power. Ir nėra taip lengva džiaugtis tokiomis aplinkybėmis, bet aš tikiu, kad šventoji dvasia gali duoti mums jėgų. So that we mean it and we can do it with all our heart and yes, be genuine and authentic and not be a hypocrite. Ir tada mes nebūsim kažkokie vaidmainiai, bet darysim tai nuoširdžiai, džiaugsimės. Oh, this sentence is not done. It says rejoice ye in that day, comma. Nėra lietuviškai. All right, but then it says also to leap for joy. Sako, džiaukitės tą dieną ir linksminkitės. Angliškai sako, šokinėkite iš džiaugsmo. Yeah, leap for joy. You know, like jump up and down because people are cursing you. Aš tikrai galime for Jesus' šokinėti iš sake. džiaugsmo, jeigu kažkas mus dėl Jėzaus vardo keikia. So now the question is, what does it mean for Jesus' sake? Bet tada klausimas iškilo, ką reiškia, kad keikia dėl Jėzaus vardo. For the Son of Man's sake, you know. Well, simply, you know, if we are acting according to our conscience and what we believe is the Holy Spirit speaking to us, that's, I think, Jesus' sake. You can say that's Jesus' sake. Tikiu, kad jeigu mes paklūstam šventajai dvasiai, tai mes elgiamės dėl Jėzaus vardo. Okay, we could be wrong. Aišku, mes galim klysti. We could think that the Holy Spirit is leading us to do something, but actually it's the flesh. It's not the whole, it's me. Kartais It's mes not galim Holy galvoti, Spirit. kad šventoji dvasia mus veda kažką daryti, bet iš tikrųjų tai bus mūsų kūniška prigimtis. But if somehow that is revealed to me that it wasn't the Holy Spirit, it was me, then that is also a blessing. Bet jeigu aš gaunu tokią prieškimą, kad čia nebuvo šventoji dvasia, čia buvo mano troškimai, tai taip pat yra palaiminimas. Right? It's like going to see the doctor, and like the pastor who spoke today, Pastor David, he's a cancer survivor. Aš šiandien girdėjom tokį liudijimą iš to pastoriaus, kuris iš tikrųjų buvo išgydytas nuo vėžio. 3 years ago, he went to a doctor, and the doctor had to tell him the bad news, like, sorry, David, you have cancer, throat cancer. Prieš 3 metus jis išgirdo tą diagnozę, kad jis serga gerklės vėžio. So he had to go through 4 operations, I believe, Ir and jis surgeries. turėjo iškentėti 4 operacijas, Yeah, all that chemotherapy, and chemoterapija. then he had to come back recently to do his checkup. You know, for 5 years. It takes 5 years. Paskui, netgi kai tu jau išvalo tą vėžį, dar 5 metus reikia tikrintis, ar So neatsinaujino. this was probably recently because he said he's only halfway through those 5 years. Ir greičiausiai jis dabar neseniai turėjo vėl sugrįžti tos tyrimus daryti. And he talked about that anxiety of what it was like, what it feels like to drive to see the doctor who's going to tell you either good news or bad news. Ir jis dalinosi apie tą nerimą, didžiulį nerimą, važiuojant pas gydytoją, nežinant, kokia bus naujiena, gera ar bloga. So, yeah, so thank God that this time he actually got to hear good news. The doctor said, David, I have good news for you. Ir ačiū Dievui, kad šį kartą jis išgirdo tą gerą naujieną.
your CT scans are clear. You have no cancer today, kad jau kūne nėra vėžio, which means you could have it tomorrow, but today, no cancer. šiandien švarus toks yra, be vėžio. So yes, and Pastor David was able to go home and all he could do was thank Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus, Ir no jisai cancer. dalinosi, kaip sugrįžęs namo, jo vienintelė malda buvo ačiū Dievui. Ir jisai tiesiog kartojo ačiū Dieve, ačiū Dieve. Now that's the best news, right? The best news is to hear that you have no cancer. Ir čia aišku yra tokia gera naujiena išgirsti, kad nebėra to vėžio tavo But kūne. the second best thing Bet sekanti naujiena is to pagal hear gerumą that you būtų actually do have cancer. Yeah, that's the second best thing. išgirsti, kad tu sergi vėžio. Because it would be terrible not to hear anything if you had Nes cancer. blogiausia naujiena yra, ta prasme, blogiausia yra, kai tu sergi, Yeah. bet tu nežinai, kad tu sergi Right. vėžio. You understand what I'm talking about? The worst case scenario is to have cancer and you don't know it. Baisiausia, kai tu sergi vėžiu, bet nežinai to. So if I think I'm being led by the Holy Spirit, but it's actually me and I don't know it, that's terrible. Ir jeigu aš galvoju, kad aš esu šventosios dvasios vedamas, bet iš tikrųjų aš pats einu savo keliu, tai baisu yra. That's not good. Tai nėra gerai. You know, okay, I've been on the mission field for 31 years. Ir aš 31 metus praleidau I misijų could I could laukuose. think that the Holy Spirit, God led me to go to China and Hungary and now Lithuania and now Germany for 31 years. Ir aš galiu galvoti, kad Dievas vedė mane į kiekvieną iš tų vietų. But actually, it was not God, it was me. O I gali decided to būti, go. kad ne Dievas mane vedė, aš pats nusprendžiau, pavyzdžiui, kažkur važiuoti. And God wasn't in it at all, let's say. Ir Dievo nebuvo tame. Well, that would be terrible, right? Aišku, būtų baisu, jeigu tai būtų. Unless God would show to me very clearly that, by the way, those 31 years you spent on the mission field, it wasn't me, it was you. It was just you. You just decided to go on your own. Nebent Dievas man parodytų aiškiai, kad iš tikrųjų čia nebuvo iš jo, buvo mano sprendimai. You know, like what if some apostle spoke to me, saying, you know, God told me to tell you. Well, hopefully it's more clear than that. But what if God told me that clearly it wasn't him, it was me? That wouldn't be such bad news. Iš tikrųjų nebūtų taip blogai, jeigu Dievas pasakytų tiesą. Because now I can repent. I Nes have tuomet a aš reason žinočiau, dėl ko to atgailauti. recover from that, Ir kaip iš to išeiti. to do something about it. Ką aš galiu padaryti dėl to. The worst case is Bet blogiausia to just live in the flesh, gyventi all my toliau life, kūniškai visą savo gyvenimą. thinking I was a Christian, thinking I was Galvoti, doing kad things aš for God. krikščionis, kad va aš tiek dėl Dievo padariau. And we did Bible club, and we did bus ministry. Ir Biblijos And- dalyvavau klube ir autobusus And we did vaikus so vežiodavom į many bažnyčią. decades of youth ministry. Tiek daug metų jaunimui tarnavau. And I taught in schools, in Christian schools, in public schools for 45 years. Mokiau mokyklos ir krikščioniškose ir valdiškose. But actually, I was never called to teach a thing. You know, I'm not a teacher. I was wasting 45 Bet years. ką jeigu aš niekada nebuvau pašauktas būti mokytoju ir tiesiog išvaiščiau tos 45 And I was a metus. pastor of a church in Lithuania for almost 20 years. Beveik 20 metų buvau pastorius bažnyčios But Klaipėdoje. no, you were not a pastor. You were just playing a game for 20 years. Ir ką jeigu kažkas sakytų, bet nebuvai tu iš tikrųjų pastorius, ten buvo žaidimas. And I didn't know it. Let's say on my death day of death, whether it's today or in 30 years, I find out that it's true. God was not in it. Ir jeigu tik mirties dieną patale, pavyzdžiui, sužinočiau, kad iš tikrųjų nebuvo Dievo tame, ką aš dariau. And all I could pray as a scriptural prayer is like, my God, why hast thou forsaken me? Tada mano malda tikrai būtų mano Dieve, kodėl tu mane apleidai. But at least that would give me peace. Bet tikiu, kad netgi tada būtų dar galima atrasti ramybę, Knowing the truth. jeigu žinotum tiesą. And just being able to, even in my moment of death, to hope in his mercy. Ir netgi mirties akimirką mes galime pasitikėti jo gailestingumu. Like the thief on the cross,
Kaip tas vienas iš nusidėjėlių, kuris buvo nukryžiuotas šalia Jėzaus. We have to presume he wasted his whole life until the day he died. Ir galim sakyti, jis išvaistė visą savo gyvenimą iki pat mirties. But he heard those wonderful words, good news. Bet galiausiai jis išgirdo tą gerą naujieną. Bittersweet. Yeah, you're going to die with me today, Jesus says, Ir jis basically. sako taip, tu turėsi mirti kartu su manim šiandieną. Yeah, that's the bad news, Čia right? galim sakyti bloga But the naujiena. good news is that But you'll be gera with me in naujiena. paradise today. Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje. Right, so let's just leave it at that. We're not going to go into the theology of that. Ir gal Luke sustokime. 23, 40, 43. Jūs galite paskaityti Luko 33. Yeah, 23, Ai, 43. 43. Right, so that's our message for Ir today. tiek šiai dienai. Oh yeah, I didn't finish here. Rejoice in that day and leap for joy. Bet džiūgaukite tą dieną ir šokinėkite iš džiaugsmo. This is Luke 6:23 now. Luko Right? 6, 23. Yeah, 23. Mhm. For behold, your reward is great in heaven. Nes štai didelis jūsų atlygis danguje. Pastor Eric Handel, did you hear that? I'm sorry if you can't hear this because you only have a telephone. Ir taip norėčiau, kad pastorius Eric Handel irgi išgirstų tą padrasnimą, kad didelis jo atlygis danguje. All right, amen? Amen. Amen. So when people do all these terrible things and cut you off from their company and say, no, we're not going to answer your letters or we're not going to say hi to you, Ir jeigu kažkas we can rejoice. nebendrauja, nenori su tavim bendrauti ar neatsako į tavo laiškus, vis tiek mes galime džiaugtis Leap for joy. ir net šokinėti iš džiaugsmo. And the rest there. Now I forget how the verse ended. Nes But- didelis jūsų atlygis danguje. Oh yeah, so because great is our reward in heaven. Thank you, my genius wife. Nes didelis jūsų atlygis danguje. So 3 blessings follow 4 cursings. You know, rejoice. Yra 4 prakeikimai tose eilutėse ir 3 palaiminimai. No, first it began with we're blessed. So that's the first one. We're blessed. Sako, pirma, kad mes esame palaiminti. If people curse you, and Jeigu žmonės keikia mus, so then we can rejoice. tada Number sako, 2, mes galime džiaugtis. we can leap for joy, jump up and down and dance. Number 3, Galim trečia šokinėti iš džiaugsmo ir šokti. and know that our great is our reward in heaven. Our treasure is in heaven, not here on earth. Ir mes žinome, kad didelis mūsų atlygis danguje. What better news can we hear than that? We're blessed no matter what now, right? This is a great message. I'm so sorry that so many of you have cut out after 2 minutes. Ir gaila, jeigu kažkas neišklausė iki galo ir neišgirdo iki šitos geros You naujienos. missed it, and soon this message is not going to be, after a month, it's going to be taken up. Facebook is going to delete it. Ir šitas irgi pamokslas nebus ilgai prieinamas, nes po mėnesio Facebookas ištrina. So get it while it's hot. It goes cold after a month and it disappears. Po mėnesio atšala žodis ir paskui išnyksta. So let's pray. Ir pasimelskime So dabar. Lord, we just thank you for the good news Dėkojam tau už gerą naujieną, that we can rejoice kad mes galime džiaugtis, when people persecute us or jeigu try to curse us, patiriam persekiojimus ar esam šmeižiami, not for any fault of their own. Maybe they're just, blind and ignorant, or ir kad žmonės gal tai daro nesuprasdami, maybe they themselves are wounded, gal or jie patys yra sužeisti, they don't have time, beje tiesiog neturi laiko, very busy. labai užsiėmę. And so, Lord, we thank you that we have these great and precious promises Bet in your viešpatie, word, ačiū už tos brangius pažadus tavo žodyje. and each promise is yea and amen. Ir kiekvienas tavo pažadas yra taip ir amen. Right? 2 Corinthians 1:20. 2 Korintiečiams 1:20. And thank you, Lord, that we have we're blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. Ačiū viešpatie, kad Kristuje Jėzuje mes palaiminti visais Ephesians. dvasiniais palaiminimais. Ephesians 1:3. Ir Efeziečiams 1:3. And we rejoice in that promise. Ir mes džiaugiamės to pažadu. Thank you for the gospel that if we Ir believe ačiū and tau už receive you, Evangeliją, kad jeigu mes tikime ir priimam tave, we have the promise that we will not perish but have everlasting life. mes turim tą pažadą, kad mes nepražūsim, bet turėsim amžiną gyvenimą.
John 3:16. Jono 3:16. So Lord, bless these words now in this Palaimink time. šitą žodžius, šitą laiką. Bless the church in Klaipėda. We thank Meldžiamės you už bažnyčią Klaipėdoje. that today was the grand opening first service, church service with Pastor Ir Mushvig. ačiū, kad šiandien ryte buvo pirmas tas susirinkimas su pastoriu Mušvik. So we trust that everyone who was able to come had a really good time. Ir It mes was a tikimės, kad spiritual visi time. galėjo ateiti ir kad tai buvo dvasiškas toksai laikas. We're starting like a new year today with great Dabar expectation. tarsi nauji metai prasidėjo ir mes turim tos dėlis lūkesčius. We trust that yesterday's evangelism was very fruitful. Ir pasitikim, kad ir evangelizacija vakar buvo vaisinga. And now we know that just probably every day is going to be opportunities of evangelism now that Pastor Mushvig is living in Klaipėda. Hallelujah. Pastorius Mušvik gyvena Klaipėdoje, gal ten bus kiekvieną dieną galimybė kažkaip dalintis evangeliją. Yeah, so God bless you, Pastor Mushvig, and Pastor Saulis also, Fabianavichus, and his group. God bless them. Mes meldžiamės ir laiminam jūs. In Jesus' name, Jėzaus amen. vardu, amen. All right, so thank you for overcoming till the end. Maybe you just came on in the last few seconds here. Jau kažkas ištvėrė iki galo, ar tik pabaigoje prisijungia. So remember that God loves you Ir nepamiršk, kad Dievas myli tave. and you look marvelous. Ir tu nuostabiai atrodai. All right, God bless you. Yeah.